Džinas. Tai va, dabar bandysim patikrinti, ar čia džinas, ar čia ne džinas, bet čia yra tikrai labai senai. Galėtų būti prieš kokį 50 metų. Tik tai. Radom buvusias sėklyčias vietai. Senąją mūsų name. Senelių. Gal bus žibalas, nes tada buvo labai tais laikais aktualu, kad šviesos nebuvo, reikėjo žibalą, žibalinių lempų ir taip toliau. Nu, kas pirmas bandys? Pasidarysi, vadėk. Šiandien darysi. Kamštelis plastikinis, jam nieko nesitiko. Nu, tai žibaus negrauži. Anodė gal kokia, blemba, čia gal baba, anodės laiką tokį buteliuką normalų, blemba, pasdėlė. Tai, ne, tai viską pirms bandė ruomkis, dabar tur bandyti. Iš tolo. Nieko. Tai sušlapink servetėlą. Istorinis momentas. Nedėka, nešavietėlę. Svidėlį paragau. Gal vanduo? Gal vanduo, žinok, nieko nekvėp iš vis. Nieko žarėjau. Be kvapis, be skonis. Be kva, neragavom dar. Gal neragauk, blemba. Kas ryšis ragaut? Gal tiek to, gal Bet kad senai žmonės žemėje tai dirai. į ugnį mesk, tu supranti. Ne, būtų, jeigu kažkas tai baigtų tenai. Būtų kvapas, matomai. Būtų kvapas kažkoks. O jau taip nusigaravo su vagoms, a? Ne. Ne, be kvapis. Nepasisekė, aš jau galvojau, kad čia kažkoks tai bus su išlaikymu. Nevertingas Su lobis. išlaikymu bus kokia nors vakcina teisinga. Bet ne vakcina. Dėja, Užkiškė. Nepaėjom. ne visos dienos Švento Petro. Va. Namuose nusipiravo įdėnykė, supranti. Ne, bet žinai, kaip pat. Žemių išlina maždaug tiek. O tai tik žemės linija. Viskas va su kamštuku tom supranti. Tai va, kaip norite suprasti, gal kažkas vandens buvo prisidėję. Už tai buvo intriga. Gal bus Nes namuose nėra, nebėra. bambaliukų, fleškiukų, gal neturėjo, gal kažkas pasipylęs vandens. Pirštų antspaudus nuvalykį padėti. Bet kur tu radai?